Ček, labas rytas, aišku, ir balsas, ir aš pats apsimiegojęs, bet esu Alytui ir darbuojuos. Kuriam projektėlį su Karoliu, nežinau, kiek pasakosiu per šitą vlogą, kiek informacijos dėsiu, ką darom. Gal minimaliai kažką ir pasakysim, sužinosit šiek tiek vėliau. Vakar visą dieną dirbam, vakar jau vlogą neįrašinėjau. O, balandis, ko tu žiūri, kaip aš čia vloginu? Kas, Nesenai atsikėliau ir dabar lėksiu pas Karolį į studiją, šiandien visą dieną darbuosimės. Pradedam nuo ankstinės, aš šiandien turėsiu padaryti pertraukėlę ir lėkti susitikti su kai kuo. Pafilmuoti kaip metu į krepšinį. Galit turbūt nuspėti, ką sutiksiu. Man dar klausimas, o kodėl jie griauna Alytų? Kas čia buvo šitam pastate prieš tai? Gerai, nelaukim, šitą butelį išsinuomavau tik tai porai naktų ir tik tai permiegoti. Blemba kažkada esu gyvenęs bute, panašiai, tokioj laiptiniai Klaipėdoj ir tokie prisiminimai iš karto. Rytą atsibūdus, butas pavyzdžiui, išsinuomavau butelį, perfekt, viskas sutvarkyta, neįmanoma ko prikipti ir čia jau yra nebe buto savininkų kaltė. Bet rytą prabudau ne nuo žadintuvo, o dėl to, kad girdėjau, kaip keliasi iš lovos kitam bute žmonės ir vaikšto po kambarį. Popierinės sienos, jo laiptinės tokios. Kai pagalvoju, tie senos statybos namai, tikrai buvo turbūt jie yra, man atrodo, vienos plytos pertvarą pastatyti. Kas dirbate prie statybų ir žinote, kaip buvo statyti tie seni namai? Nu kaip seni, jie puikus namai gyventi yra, tiesiog tik reikia girdėti kaimynus. Neduok dieve kaimins su kaimynu, kaimyn su kaimynė, atsiprašau. Nors 2025 metai, gali ir kaimyn su kaimynu. Važiuojam pas Karolį į studiją, nes aš turėjau greitai čia į mašiną atsisėsti jau ir taip. 2 minutės vėluoju išvažiuoti, nes čia statyti draudžiama nuo 9 ryto darbo dienom. Turbūt šiukšliavežė ar kažkas gali atvažiuoti ir viskas. Tai specialus rytinis žadintuvas buvo. Nori gauti baudą? Mėgok iki 10, nes ateis ir išrašys, nes nuo 9 jau čia statyti nebegalima. Nenori gauti baudos? Kelkis anksti ir varyk dirbti. Self-motivacijos tipsas. Važiuojam, kažkaip pliurpsimiti, pliurpi daugiau, nieko. Va kodėl jis neatrašo. Buzelis. Valgai? Valgau. Nori? Apsimiegojęs biški. Ne ryto žmogus. Tai aš tada galėsiu pamontuoti dabar. 2000 years later. Karolis jau sudėjo mus renderinti save ir visus kitus dalykėlius. Tai mūsų viena darbo dalis baigta ir liko ką dar padaryti dabar? Mums savo patį intreką įsirašyti. Ja. Tai kaip ir sakiau, žiūrovai, aš nenoriu daug spoilinti, tikrai greitų metų jūs pamatysit, ką mes čia su Karoliu darom. Karolis dabar valgo, aš tiesiog stoviu ir pasakoju kažką ir kažkaip širšę skraido didelę. Gerai, kol backgroundo nenuverčiau. Varom išrenderinam, nusifilmuojam ir mes 1 valandą jau turim būti nuo vietelį. Tai kiek mes turim? Grubiai valandą. 2 hours later. Tai va, kaip ryti. Ai, čia bus pradžioje OnlyFansai? Pradžioje jo. Mes nuogi. Edvinas nuogas lakstys, o aš lėtis. O jums nebus gėda, jeigu aš ateisiu pirmas ir įmėsiu, pavyzdžiui, nuo bokšto? Aš jau esu tai patyręs. Tai žinau. Tai gerai. O tau buvo gėda, kai CS gavai malkų nuo damkės? Bum! Gerai, supratau. 1-1. 1-1. Tai gerai, tai va. O jūs dabar Ai, varau namo. Metelių bokštas. Nuo ten į čia. Ką, judam į viršų? Judam, varom. Tai žiūrėsim. Gerai. Damkė savo kanale išleis pilną seriją video, ne? Jūs šitą dėsite, ne? Jis mane priėmė. Priėmė. Tai gerai, aš uždedu čia. Čia aš Steam. O gali papasakoti plačiau, nes dabar esat nusimatę šiandien 3. Šiandien nusimatę 3 bokštus, bet galvom, nu čia Dzūkija dabar Aha. lankysim, bet galvom lėkt per visą Lietuvą. Tai jeigu prisijungtum,
Jeigu suteiktum tokią galimybę. Bet bus skirtingi epizodai, skirtingos vietos. Epizodai, skirtingi aukščiai, taip kad pradėsim nuo lengviausio. Nu galvojau, kad pradėsim nuo lengviausio, bet čia seniai. Nu, aš dėl savo prisijungimo, tai nežinau, žinai ką, tu mane updating, jeigu aš būsiu free aplinkui ir galiu prilėkti, prilėksiu. Žiūrovai, rašykit, ar man prilėkti ar ne. Nu, sako, Užtaikė tave pakviesdami. Tai mes kaip susitikom, sakau, aš būsiu kaip tik Alytus, sako, aš kaip tik filmuosiu projektą. Nu tai varom. Broliukai pasiruošė, vėjas didesnis nei apačioj. tokį palau. Kašiukas ten. Aš irgi noriu mesti, aš ant hypo, aš noriu mesti. Iš antro karto, žinau. Tai kaip darot? Pirmą seriją vienas metai, ne? Ai, lažybos, nu kokios? Pirmas įmes. Tai po vieną metam visi iš eilės. Ja, iš eilės. Kas, iš ko metam? Iš geros vakarienės? Davai, iš geros vakarienės. Tai ta prasme palauk, tai tie likę du stato vakarienę bendrą. Čempionui. Gerą. Nu gerai. Tai jeigu mes pralaimėsim, nepanašu, kad jis daug valgo, tai nieko tokio. Bet jeigu aš laimėsiu. Tai jau palauk, jeigu aš. Pirmas bandymas, nepykit labai. Oi, oi. Nebuvo toks blogas kaip pirmas, sakyčiau. Pusiuką. Nebuvo toks blogas kaip pirmas. Palauk, jaudinuosi. Dabar geras bus. Jambo. Abu per stipriai. Ai, po 3 tai pame? 3 mesim jo, kad būtų lygų. Kad būtų tas biškis, žinai, jeigu pagavai ritmą. Jo. Oi, vėjas pučia. Čia bijau, nes vėjas pūtė. Šiaip minkštesni jaučiu gerai. Nuo lanko ne taip atšoktų. Šitą reiks išsikirptą, ne? Šitas nerodyti. Nerodyti. Bet nuo žemės nesiskaitys. Tai čia lengvai, mes. Nu tai gerai, lengva, varyk. Ui, pirmas, kuris lanką lietė. Starterį. Žiaujam. Geras. Abu lanką lietė. Blemba, jie aukštesni. Edvinas geriausias. Jums tai gerai, jūs galite atsistoti man čia. Nu, įamžinsiu aš tave. Galvojau, rėmėjas, primarė. Palauk. O tu matai krepšį? Ne, man reiks buvo pasistėpti. Pakel, damkė. Bet aš jeigu taip atsistoju. Varyk. Taip matau. Jo. A, jo, tiksliai. Nu, pirmas. Kari šito. Nu, tai jeigu kari, tai kari. Blemba. Ne, bet gerai. Sunkiau nei galvojau. Neblogai. Dar du. liko. Nu, tai damkė. Šiaip iš čia atsistojus galėsi tu pamėginti taip atsistojus. Sunkiau, man atrodo. Jeigu per viršų, aš galėčiau tiesiog nusitaikyti. Pamėgink tokią kaip aš vieną ir pasakysiu, kuris lengviau. Tai neįmesi tu. Nu, blemba, Tavo visi per viršų, mano visi iš šono. Edvino visi geriausiai. Šitą uždarys. Tu tiesiog duri tiesiog į apačią, ne? Tai aš jeigu uždarau, jūs vis tiek mesit kolį. Mano amžinatelis Bučelis sakydavo, kai ką aš žiūrėdavo, žinai, nu tas tai, dori krepšinį tep. Oi. Ir dabar. Bet žiūrėk, gerai yra kamolių gaudyklė. Aha. Oi. Į selfie lasdą atsitrinkai. Nuostyk. Ui! Čia arčiausiai tiksliai buvo, ne? Ui. Čia va, hibryta demaskavimui, damkės, kai sako, visada iš pirmo. Iš pirmo. Oi, gražu. Nu, kodėl aš taip stipriai metu? Aš Nežinau. Viskas, kiauras. Čia prasme, wow. Aš esu grybiausias čia. Grybiausias. Operatoriai gal. Viskas, jau 3 metį. 11 kamolių. Matematikoje 10 turėjau, įsitikinsi dabar. Dar ant tokio kolo. Eina savo. Gerus. Bet dar varyt, kol turim kamolių, ne? Ai, tai bet vakarienė. A, jo, vyrai, kur varom valgyti? Nu, aš turiu salotų nusipirkęs mašiną. Duok tą pačią. Nu, ai, filauk, ai, aš gerai. Let's go. Imi, antrą. Gerai, viskas. Iš Matiekos buvo vieną kartą, buvo paliktas pataisų 11 klasiai. Ir matosi dėl apskaičiavimo. Ne. Bet tavo toks švarus. Toks švarus. Tai mesk.
Nesuprant. Nu, mes irgi. Žiūrėti, tai dabar biškai stipriau, matau, reikia. Vo. Vienas šiaip yra lengviau. Taip, taip. Oi, kaip gaila. Nu gerai, viskas. Bet aš skaitau iš apačios tas buvo, neliūdė. O kur kitas jūsų bokštas? Važiuoju. Su veisėju. Bet čia irgi koks pusvalandukas pavažiuoti. Max. Gerai, pirmas bokštas. Nes aš galvoju, ar vieną ar du. Nu, aš iš apačios pataikiau. Jo, Aš sakiau, garbė arba vieną arba du bokštus su kebra aplankys. Važiuojam. So much later that the old narrator got tired of waiting. Visi jau rekordina. Kašis šį kartą ten. Sveiki. Žmonės praėjo. Galvoja tie tai. Šitas žmogus sakė, Nu. kad pirmas šiandien. Taip. Labas. Aš žinok tikiu. Aš tikrai dabar, va, prieisiu, galiu pirmas ir mes. Iš karto, mes. Palauk, padusau, kol užlipau. Eik, tu tikrai netoli. Aš manau, jėgos mažiau negu trajeką mest. Nu viskas. Aš sakiau, pirmas pataikysiu, bet gal paspoilinsiu. Ponas Damke. Galiu tiesiog mūvą tik pademonstruoti, nemest, bet kaip savo. Bet tu žinai, kiek čia laiko iš tikrųjų. Nu pabandyk vieną. Kažkurį iš mūsų pažįsta. Nu šiaip viskas čia yra possible. Bet tiesiog jeigu tokį įmeti, tai viskas, jūs projektą jau Laimėjo. uždarot tiesiog. A, iš čia mesi? Bet tiesiai ėjo. Biškį jėgos pritrūko. Kas antras? Ir tu vėl nusikarūnuosi bokštą? Daryk. Po to gailėsis visą gyvenimą, kad nepabandėjai. Ir šitas buvo tiksliausias iš visų mūsų. Possible. Nu vieną leisiu žmonėms pasižgrožėti. Mes čia trumpai žinome. Ai, šitas tolimas. Gerai, be. Jeigu pataiko Damke. Ui! Geriausias iš visų kol kas. Bet tikrai galinė. Bet visi taip pat. Atvažiuosite, jis dar bus neįmetęs, jis toliau mėtęs čia. Bet šitas tavo. Nu gerai. Ir visi į tą pačią tašką eina. Ne, aš ne į tą pusę sukuosi, aš sakau. Aš taip sukuosi. Nice. Tik neiššok tave. Neiššok. Nu gerai, aš tik vieną. Gerai, viskas. Baig! Viskas gerai. Dabar už tai. Bet matei taip? Matei? Čia, eis kamuolys taip. Žiūrėk, Oi! Blemba, kulioras geras. Sako, jis negaudo. Spirsi dar? Nu gerai, aš dabar biškį paprastesnį bus. Iškem dvi... What the fuck? Eik, tu koks kosminis. Eina savo. Nu duok. 14x7. Ką? Nu nice, viskas. Aš galėsiu vlogą ramiai uždaryti. O ar Damke pataikė šitą metimą? Jūs pamatysit. Keisit pavadinimą ar Šeškus Team? Tai vat reikia susižiūrėti. Kol kas Šeškus Team. O jeigu ne Šeškus Team, tai linką paliksiu video aprašymą. Manau, linkas. Šeškus Team. Gerai. Ir pamatysit ar Damke. Ar Damke pataikė ar ne, tai ten jau turėsit pažiūrėti. Išvažiuoji, paliksi mane.